Labadiena, gerbiami žiūrovai ir klausytojai, Mantas Mikočiūnas ir laida Tarp keturių sienų. Šiandieną vėl apie nekilnojamąjį turtą ir pasikalbėsim įdomią temą apie investicijas, kurgi verta ir kurgi iš tikrųjų artimiausių metų labiausiai kils kainos ir į ką labiausiai verta atsižvelgti, kai norima investuoti į nekilnojamąjį turtą. Ir šitas temas ir šitos klausimus man padės pagvildenti NT ekspertas, kolega ir šiaip geras ir fainas žmogus Paulius Sipavičius. Labas, Pauliau. Labas, Mantai, sveiki visi. Tai pirmas klausimas. Ką patari klientam, kurie nori investuoti ir turbūt ne vieną ir ne du kartus esi susidūręs, kai ateina žmonės ir sako, mes čia turim laisvų pinigėlių, norėtumėm čia kokį butuką galbūt, va čia gal nuomai geriausia, gal čia paskui parduot, gal čia vaikam paliksim. Daug dažniausiai ten klausimų būna, bet ar yra kažkoks vienareikšmis atsakymas ir ką tokiais atvejais atsakai žmonėm? Tai aš turbūt išgirdęs tokį klausimą, užduodu klausimą atgal. Ar jūs norit, kad jum patiem patiktų turtas, ar jūs norit, kad jums patiktų skaičiai? Tai čia toks turbūt užduodamas klausimas pats pirmas, nes jeigu mes ryšamės prie žmogaus emocijų, tai tada aišku eina klausimas apie vietą geresnę, apie įrengimą gražesnį ir tikėtina, kad kai mes ryšamės prie emocijų, tie atsiperkamumo skaičiai eina šiek tiek žemyn. Excelis prašiau, atrodo. Tikrai taip. O jeigu mes kalbam apie skaičius, tai tada aš kaip pavyzdį visą laiką pateikiu, kad jeigu jūs norit pirkti ten, sakykime, butą už 300 000, kaip pavyzdys, tai visuomet yra geriau pirkti 3 arba 4 mažiukus, galima pirkti loftus, galima pirkti bendrabučio tipo butukus, kas savo emociškai nėra patrauklu, bet skaičiai atrodo Excel'e daug gražiau. Jo, aš ne per seniausiai kaip tik turėjau iš vienos klientės klausimą, atsiuntė objektą, viskas fainai, viskas gražu, ten miesto širdį, toks kotedžiukas, labai gražiai sutvarkytas, bet jo kaina 800 000 ir sakau, kaip investicija, jinai galima dėlioti ir tikrai gali būti, sakykime, visai patrauklus variantas, bet jeigu taip ekonomiškai skaičiuojant ir tiesiog dėliojant, tai yra daug pelningiau nusipirkti 3-4 butus po 200-250 000, juos ir su jų nuoma, ir su jų likvidumu, kai reikės juos parduoti, bus daug paprasčiau. Dažniausiai yra investicija dėl to ir yra investicija, nes tai yra apie paprastumą. Kuo paprasčiau uždirbti pinigus, nes dažniausiai mes dirbom tam, kad uždirbtumėm, kad galėtumėm investuoti, kad tie pinigai patys dirbtų ir kuo daugiau uždirbtų. Tai va čia šitoj vietoj galima, aišku, su tuo nekilnojamu turtu ir tikrai būna tokių atvejų, kur ir namus labai gražiai įrengia, prabangius butus, tikrai, yra fantastinių variantų ir galima sukurti tą grąžą, bet tai yra daug pretenzingesnis, man atrodo, variantas, toks, kur reikia tiesiog visą laiką laikyti pridėtą ranką, visą laiką galvoti, kas tenai gyvens, atnaujinti labai dažnai, turbūt po kiekvieno nuomininko, kad jisai turėtų tą nepriekaištingą išvaizdą ir paskui parduodant jį vėlgi turi tokį, man atrodo, galvos skausmą, kad o kam dabar jį parduoti už tikrai labai gerą kainą, nes kitu atveju neapsimoka, nes tiek daug meilės, tiek daug investicijų tenais. Tai čia kaip tas, atvejus, kur būna žmonės nuperka investiciją į kotedžą, sudeda brangų parketą, brangius baldus ir sako, man dabar reikia, kad vienas žmogus išsinuomotų. Šeima netinka su vaikais. Su augintiniais irgi netinka. Tikrai taip. Tai tada kiek mes truksim porą metų, turbūt tą nuomininkai surast. Čia ir tas pats galioja ir tiem patiem didesniem būtam, man atrodo, 3-4 kambarių būtai. Sako, kodėlgi ne? Kodėl ne? Nes sako, pažiūrėjau, iš tikrųjų tai visai nedaug pasiūloj. Tikrai konkurencija gerokai mažesnė 3-4 kambarių būtų negu ten 1 ir 2. Bet tada iš kitos pusės apsukim, o paklausa ant kiek yra, nes taip jau
aš visą laiką stengiuosi nupiešti tą paveikslą žmonėm, kad jeigu mes matom, kas yra nuomininkas, tai yra, nu, dažniausiai iki 30 metų vienas arba poroj esantis žmonės, kurie dar nesukūrė šeimos, nes dažniausiai pagal apibrėžimą lietuvis sukūręs jau šeimą dažniausiai jau turi turėti savo nekilnojamą turtą. Populiaru. Tas jau kitaip neveikia, ta prasme, žmonių galvose ir čia nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog taip yra. Ir dažniausiai, nu, žmonės jau turi savo nekilnojamą turtą, tai tikėtina, kad jie nesinuomos, neieškos. Automatiškai tada, nu, vienam arba dviem žmonėm, nu, tai kam 3 ar 4 kambarių butą, nu, tai jam užtenka 1 arba 2. Čia aišku, čia turbūt dar ta turto klasė skirtingai veikia šitų klausimų, jeigu mes kalbam apie kažkokį brangų turtą, tai visiškai pritarčiau, bet jeigu ten senos statybos 3-4 kambarių butas, jisai tikėtina, kad turės paklausą, bet ar ta paklausa tenkins savininką, čia yra kitas klausimas. Ok, tai prasiplėsk. Čia truputėlį, vat, nu, aš taip kiek matau ir kiek susiduriu, vat, tie senos statybos butai, jie turi paklausą nuomojant kambariais ypatingai turbūt. Bet reikia turėti omeny, kokio tipažo nuomininkai bus dažniausiai. Tu apie tą turbūt. Tai tikrai taip, tai čia turbūt užkabinai tą dar atskirą kategoriją, jau kur mes einam į 6-0 zoną atsiperkamumo prasme, tai faktas, kad galima, čia tokia labai paprasta saugi investicija, jeigu nebijai tų užsienio piliečių juos įsileisti, kurie ten aštriai gamina ir daug kvapų įvairių skanių maisto, tai kodėlgi ne, galima nusipirkti visiškai remontuotiną ten, sakykime, 3 kambarių senos statybos butą ir po kiekvienam kambarį svarbu, kad duris būtų, svetainę dar galima atskirti, kiti ir virtuvę atskiria kambarį padaro. Tai išnuomavai po kambarį, netgi parom yra kas nuomoja ir ten per mėnesį kaip Airbnb praktiškai gaunasi. O kambarį, jeigu dar 2 aukštas lovas pastatai. Galima ir 4. Čia vat prieš tai visą brigadą. Tavo vietoje sėdėjo Mindaugas, kuris pasakoja, kaip jie Australijoje vat lygiai tą patį darė tuo pačiu principu, nes būtent buvo labai sudėtinga išsinuomoti, ypatingai dar atvažiavus iš kito pasaulio krašto, kur ten Lietuvos nieks apskritai nežino turbūt tokios kaip šalies ir kažkur įsiprašyti ten neturint, ta prasme, pastovių pajamų pačioj pradžioj, nu, yra labai sudėtinga, bet paskui jie patys iš to verslą padarė, ta prasme, pamatė, kaip gyvena ir kiek batų porų įėjus pro buto duris stovi prie pat įėjimo. Visos poros batų. Jo, kokias tai gali būti. Tai va čia, šitoje vietoje aš manau, kad bet tai yra, kaip pasakyti, verslo modelis toksai. Ir čia tikrai, va aš atsimenu kažkada tai teko matyti, kaip atrodo ir kaip daro didžiulius tuos 10-mečio statytus tuos 600-700 kvadratų namus Vilniaus periferijoje, jie jos daro tokiais, nežinau kaip čia pavadinti, tokiais furistų viešbučiais. Ta prasme, kur tengi daug kvadratų, daug kambarių, visiškai nelikvidus toks turtas, nėra tokio kažkokio konkretaus pirkėjo, tai būdavo juos perka ir irgi daro ten ar 4, ar 6, ar ten 8 kartais butus netgi kai kurie vystytojai, bet kai kurie buvo pasirinkę būtent tokį principą, kad daro ir, vat, kaip sakėjai, netgi geriausiai pasiteisinantis modelis, taip nuomoti parom. Parom, tada gaunasi geriausia grąža, kur jeigu tu nori tikrai procentų išspausti ir geriausia. Mes turbūt taip ir išgvildenom, kad tas nuo kuo asmeniškai tas turtas atrodo ir gaunasi mažiau patrauklus, tuo ten aišku reikia fantazijos įdėti, bet tuo tie skaičiai tada gaunasi gražesni. Tai čia ne tik tais turbūt šitas modelis su tom 500 kvadratų vilom buvusiom, ne tik tais nuomai, bet ir pardavimui lygiai taip pat, kad padaro tą konversiją į butukus. Aišku, ten tada jau atskirų unikalių numerių greičiausiai nebus. Ja, pagal naudojimosi tvarką įprastai ten būna.
Tai vat naudojamasi tvarka, kas pirkėjui, nu, nėra, jeigu iš pirkimo pusės žiūrint, nėra tiek patrauklų, bet yra Ir geresnė kaina. dažniausiai iš rūsio dar padaro. Būtinai, jeigu langas, bent langelis, bent kažkoks yra nedidelis, tai jau būtas. Ok, kur patartum? Vat įsivaizduok, aš ateinu pas tave, tavo klientas, sakau, Pauliau, kur pirkt, kur geriausia investicija, kurios vietos yra galbūt ne iš tos pusės, kad jau apkalbėjom, jau mane apšvietė, jau edukavai, kaip ten labiau pagal simpatijas ar labiau pagal Excelį, bet aš dabar įsivaizduok, noriu sužinot, kur labiausiai kils kainos. Kokios tavo manimų yra Vilniuje perspektyviausios vietos, kur vat, apsimokiausia investuoti ir kur labiausiai tas kapitalo prieaugis didės ir kils į viršų? Tai manau, kad vienareikšmiškai naujininkai. Galima dar turbūt bandyti pritempti naują Vilnią kaip perspektyvę kryptį, bet Tau atrodo jinai perspektyvi? Nes aš tą girdžiu labai jau seniai. Tai va, aš irgi girdžiu labai Bet seniai. vis dar čia kaip Andrius Šležas kažkada tai žaidė krepšinį ir buvo perspektyvus iki tol, kol nepasidarė veteranas. Tai... Nu, gal ir yra tiesos. Tai čia turbūt, kalbant apie naują Vilnių, aš dėl to ir paminėjau tokio kaip labiau antraeilį rajoną, nes ten dar, manau, labai daug laiko reikės. Tai čia vėlgi žiūrint apie kokią perspektyvą mes kalbam kelių metų. Tai pirmoje vietoje manau, kad yra naujininkai, nes, nu, vėlgi, pats rajonas, jisai pats iš savęs nėra super patrauklus, bet statusi nauji projektai, yra planuose nauji projektai, yra planuose stoties atnaujinimas. O ką tu turi omeny pats rajonas neįtin patrauklus? Dėl kontingento? Be abejo. Tai aišku, keičiasi metų, jeigu žiūrėtume ten prieš 10 metų ir dabar jau yra didelis pokytis įvykęs, bet, sakykime, netgi ir dabar nusipirkus butą naujos statybos name naujininkose, išėjus galima ten tam tikrų tokių užsilikusių kaimynų sutikt iš senų laikų, kur kažkam gal atrodys nesaugu, kažkam tiesiog nelabai patrauklu, tai vat to vis dar yra, bet, nu, čia vėlgi, tai tas mes ir kalbam apie perspektyvą, kad šiai dienai dar yra ne iki galo gražu ir gerai, bet manau, kad ten 50 metų bėgyje bus jau neblogai. Čia kaip tik su viena klientė kalbėjau, sako, nusipirkau prieš keletą metų butą šalia Šaltkalvių gatvės, tenai prie jau tos legendinės Maksimos. Sako, nu, aš kažkaip traktavau save tokio bohemiško gyvenimo tipo, bet sako, negalvojau, kad ten tiek. Taip, sako, vat, kažkaip, sako man, ir sako, nėra, kad ten mane kažkas prie manęs kažkas lystų ar kabinėtųsi, ar ten kažkaip, bet sako, nu, man, sako, man širdį skauda, sako, už juos, man, sako, taip gaila, sako, tų žmonių, sako, aš taip kaip kiekvieną dieną, sako, matau tos vaizdelius, sako, paskui nesinori eiti. Iš niekur iš namų ir tada, sako, taip sėdi tuose namuose ir, vat, sako, nusprendžiau, kad vis dėlto gal ne man. Tai čia taip įgarsinant tą, vat, ką ir tu sakai, kad iš tikrųjų, vat, bet tai smarkiai keičiasi ir su laiku tai, kas buvo prieš 10-15 ar ten tuo labiau 20 metų, tai naujininkai fundamentaliai keičiasi iš esmės ir man atrodo, nu, čia daug faktorių yra ir geografinė vieta, tai yra vis tiek pakankamai netoli iš karto už senamiesčio, už naujamiesčio galbūt galima taip sakyti, nu, tai, bet tai vis tiek, nu, 2-3 kilometrai ir tu pačiam miesto centre. Tada yra Taboras uždarytas, kas buvo vienas iš didžiausių minusų to rajono, nes per jį ėjo visas srautas tiek pirmin, tiek paskui atgal. Tai čia iš tikrųjų labai didelis darbas padarytas, manau, kad ir labai didelis pliusas naujininkams.
Ir vat, kaip jau tavo minėta, nauja statyba. Daug naujos statybos atsiranda, automatiškai kontingentas prasiskiedžia natūraliai. Gyventojai vat, tada susimaišo ir tada, vat, nu, aišku, tuose senuose bendrabučiuose irgi ten, sakykime, visko yra, bet taip, nu, vėlgi tai turi įvykti organiškai, negalim paimti ir dabar kažkaip, ir galbūt tie patys netgi ir žmonės keičia, negalim ignoruoti, kad jie yra ir va dabar va apsimesti ir ten, nežinau, kažkur tai juos visus išvežti, kad jie mums netrukdytų ir negadintų vaizdo. Tai galbūt jiem reikia irgi duoti šansą patiems pasitaisyti. Galbūt, ne visi tikriausiai pataisomi, bet šansas, kaip sakant, šansą duoti galima. Bet taip, aš manau, kad statomi naujos statybos projektai, jie įtakoja ir senos statybos gyventojus, nes galbūt žmogus, kuris negali įpirkti naujos statybos buto, bet jam turi įtakos, kad šalia seno namo stovi arba statusi naujos statybos namas, kur greičiausiai bus aiškus kontingentas ir aiški kaiminystė. Gerai, kas dar? Kas dar tavo manimu verta dėmesio, į kur verta investuoti? Kur kils kainos? Kur kils kainos? Tai vėlgi aš turiu dar tokį dviejopą, sakykime, matymą vienam mikrorajonui, tai žemiesiems paneriams. Čia galbūt... Savanorių galas čia. Savanorių galas, ten ta pramoninė dalis visa. Bet čia tas jau visai galas, čia kur vadovos, tenai vat, prie Volkswageno centro. Labiau jo, tenai, labiau į tą pusę. ne? Taip. Nes yra, vat, sakykime, tas savanorių dar ne pradžia, bet prie savanorių žiedo, vat, pravažiavus iš karto po dešinę, vat, tas, vat, kur, sakykime, vienoj Oslo gatvės tilto pusėje statosi, vat, Revingis ten ir Sakai ir taip toliau, o kitoj tilto pusėje kaip ir vat, ten tokia irgi sakoma, kad prie tų kaminų rūkstančių, vat, aplinkui tenai, vat, ta teritorija, sakoma, kad turi daug perspektyvų, bet čia, nu, turbūt, nežinau, dar prie Vilkpėdės turbūt reikėtų prie apskirti. Ko gero, kad prie Vilkpėdės, ten aišku, tie rūkstantis kaminai, čia reiktų jau pardavimų strategijos geros, kaip parduoti, kaip privalumą čia tos rūkstančius kaminus statytojai. Mačiau baltai nudažę, galvoju, čia specialiai bando taip, žinai, priderinti prie fono kokio, kad taip, kad kuo mažiau, dabar neišsiskirtų, kad, žinai, toks, galėtų būti, galėtų dar prie lietuviško oro, tai galėtų net taip pilkai, taip, žinai, lengva tokį cepelino, tokį, žinai, atspalvį susiliet. Nes prieš tai buvo tokie pradžiai, man atrodo, jeigu aš neklystu, buvo dryžuoti baltą raudoną. Bet dar prieš tai, jeigu, nu, gerai, aš atsimenu, buvo irgi dryžuota, bet mėlyna. Va. Tai aš taip supratau, kad jau taip po truputį gesina, bando kažkur dabar įkomponuoti. Bet gal čia tik sutapimas. Nu jo, tai čia jau, kaip sakyt, bus matyt, koks projektas atsiras, tada jau bus aiškiau tikriausiai, bet aš gal labiau turiu tą tolimesnę pabaigą, žodžiu, savanorių dalį. Okay. Tai va čia... Kodėl dabar matau, ten atrodo, kad ten... Nu taip, vaizdžiai, jeigu įvardinus, tai kas ten gali pirkti? Gali pirkti drąsus investuotojas, kadangi ten kainos yra geros, jeigu mes kalbam, sakykime, yra loftų projektas, kaip pavyzdys. Tai kodėl drąsus investuotojas? Nepaisant to, kad kaina yra gera, jisai perka tikrai negyvenamosios paskirties patalpą, kas iš principo nėra blogai, nes ne visas, didelė dalis Vilniuje parduodamų loftų, jie yra negyvenamosios paskirties, bet tam lofte išeini prie lango prieini ir matai panoramą į autoservisus. Tai ir kada tie autoservisai iš ten išnyks, susitvarkys ar pagražės, yra, nu, čia nežinau, nebe perspektyvos klausimas ten turbūt. Tai, nu tai va, tai čia šitoj vietoj... Tikėtina, kad ten atsiras kitas loftas kažkada. Tikėtina, bet čia aš nežinau, kiek metų prireiks, nes ten labai didelė teritorija ir šiai dienai tiesiog, vat sakau, tai kodėl drąsus investuotojai, nes jie perka, atsiperkamumas yra neblogas, kadangi turto kaina yra nedidelė,
O nuomos Nuomai. kaina ne ant tiek, santykinai mažesnė, lyginant su Taip, taip. Tai nuomai žmogui nėra skirtumo, kokia yra paskirtis turto. Jisai nuomojasi, jam svarbu yra kiti dalykai. Tai atsiperkamumas yra geras, bet nu vėlgi, čia kodėl sakau, kad drąsus, nes jeigu žmogus perka, kuris galbūt tikisi ten už kelių metų parduoti arba už metų, tai gali būti reikalų, nes, nu, va, dėl tų visų paminėtų dalykų. Tai yra nelikvidus turtas, jo ir kaina lėčiau auga, ir parduoti yra žymiai sunkiau tiek dėl paskirties, tiek dėl bankų finansavimo galimybių, tiek dėl gražios kaiminystės. Tai čia tam, kas nori generuoti kuo didesnę atsiperkamumo grąžą. Vėlgi mes, ta prasme, grįžtam prie to, kad jeigu nori sukt skaitliuką, jeigu nori turėti gerą Excelį, tai va čia va toks variantas, bet o jeigu aš noriu, kaip va atein, nes aš dažniausiai išskiriu tokius 3 tokius piliorius, ant kurių stovi va visas nekilnojamo turto investavimas, tai yra investicinė grąža, va apie ką mes kalbėjom, tai kiek generuoja iš nuomos, tada kapitalo prieaugio grąža, tai kiek pabrangs per artimiausią laikotarpį kažkokį tai apsibrėžta, ten 2, 5 ar 10 metų, ir likvidumas. Tai yra kaip greitai aš tą parduočiau, jeigu atsirastų, sakykime, toks reikalas. Tai vat ateina pas tave ir sako, nu, okei, aš noriu, man atsiperkamumas ten, kad bent jau vidutinis būtų, likvidumas buvo, nebuvo tenai kaip nors, bet nu, vat, kad su perspektyva, vat, kad užmeščiau meškerę biškį ir vat, kad, nes vėlgi ateina žmonių ir iš to paties finansinio sektoriaus ir daug kas tikrai supranta, kad tie ten 10 ar 15%, kiek brangsta nekilnojamasis turtas bendrai Vilniuje, nu tai nebūtinai, kaip aš sakau, vat įsivaizduokit, dabar ten brango 12% per metus. Kilo kainos. Tai nebūtinai ten 12% kilo Antakalny ir 12% kilo Naujininkose. Galbūt Antakalny 5, o Naujininkose 20. Ir to viso to vidurkis gavosi ten tiek, kiek gavosi. Tai va čia šitoje vietoje, kai tada atsiranda tas klausimas, o tai gerai, tai o kur tą meškerę mest, kuriuose vietose, vat, nu tai įvardinai, vat, Naujininkai. Kas dar tavo manimu iš tokių? Naujininkai turbūt, jeigu mes kalbam, vat, jeigu akcentuojant vertės prieaugį, tai yra Naujininkai. Jeigu mes akcentuojam tiesiog likvidumą iš principo ir kad vat, panorus prireikus galima labai greitai parduoti, tai sakyčiau vis dar Šnipiškės, nes prieš, sakykime, porą metų turbūt Šnipiškės ir Markučiai buvo kaip ir vienoj valty daugiau mažiau, tiek pagal kainas, tiek patys rajonai. Bet Šnipiškėse vis dar yra ką ir kur pastatyti. Markučiai jie yra labai apibrėžta nedidelė teritorija, ten praktiškai viskas užstatyta, jau gražu, investicija irgi nebloga, bet Šnipiškės vis dar turi tos vat, perspektyvos ir potencialo, sakyčiau, kainos augimai. Tai gal išskirčiau 2. Nes labiau keisis. Labiau keisis, ten, nu kaip ir sakau, yra dar laisvų sklypų, nepaisant to, kad jau labai stipriai yra susitvarkę naujos gatvės, parkai ir panašiai, bet vis dar yra sklypų, yra planuojamų projektų ir ten yra didesnė teritorija, kur dar statysis, keisis ir gražės. Nes, sorry, kad įsiterpsiu, bet man atrodo, kad Markučiuose ir staigiau kilo nuo sakykime, Šnipiškės jos taip labiau tendencingai po truputėlį brango, o Markučiai, man atrodo, taip staigiai šovė į viršų ir dėl paupio, ir dėl to ten betono fabriko išformavimo ir tos visos teritorijos užstatymo iš karto ir ten, man atrodo, jau tą, kaip pasakyti, grietinėlę jau kažkas jau nugrėvė jau. Tai vienareikšmiškai, aš manau, kad ten, va kaip ir sakau, prieš porą metų dar buvo praktiškai 1:1 situacija Markučiai Šnipiškės. Dabar jeigu pasižiūrėt parduodamus butus, tai Markučių kainos jau yra aukštesnės. Tai kažkas tai deda skelbimą ir pavadina Markučius paupiu.
ir bando gauti paupio kainą, bet pirkėjai, aišku, nekvailėja, supranta, kad tai nėra tolygų paupiui. Taip. Bet tu teisingai sakai, kad tos kainos jos šovė greičiau, tai vat būtent dėl tos priežasties markučių ir neįvardinu kaip labai perspektyvios. Vieta viskas super, bet perspektyvos šio klausimu daugiau šnipiški. Ką tu manai apie markučius ir vis tenka girdėti nemažai atsiliepimų apie, sakykime, socialinio būsto ir galbūt dalį to paties jų apkalbėto taboro išformuotos chebros perkelimą tenai ir tik ten ir buvo šitas tyrimas darytas, man atrodo, LRT, jeigu neklystu, kad tik už tvoros iš karto ten pačioj pabaigoje naujos statybos tų namų baigėsi tvora ir ten žmonės net per langus kai kurie mato, kaip ten vyksta narkotikų dylai, sakykim taip, ir jų vartojimas iš karto vietoje. Tai ar tenka girdėti, ar tenka su to susidurti ir ką tu apie tai galvoji, ir ar tai turės kažkokios lemiamos įtakos iš principo pačiam, nes, sakykime, iš vienos pusės yra paupys su visa savo infrastruktūra ir visų grožių ir viskas, kas, žinai, gražu ir sakykime, čia labai didelę paslaugą padarė markučiam. Iš kitos pusės kitas paupys. yra kitas paupys, kur su visais kitais savo celebričiais. Tai kaip tau atrodo, kiek tas turės įtakos? Tai turės kažkiek įtakos. Manau, kad žmonės, kas ten gyvena, jie kažkaip tai tikisi, kad ateityje tų vilų nebeliks ir to viso kontingento, bet faktas, tai tikrai tenka girdėti. Bet vėlgi, čia turbūt nuo žmonių, sakyčiau, požiūrio priklauso, nes kažkas mato tą, supranta, kad kaip ir šnipiškėse lygiai taip pat, kad vis dar yra tų lūšnų likusių, kur atitinkami žmonės gyvena, bet mato tą bendrą paveikslą pačio mikrorajono, kad dominuoja nauja statyba, nauja infrastruktūra, gatvės, kavinės ir panašiai. Jo labiau markučiuose ten stadionas, žaidimų visos aikštelės, tikrai puikiai infrastruktūra. Puikiai, labai gražiai viskas. Tai žinau žmonių, kas tiesiog žino ir priima tą faktą dėl tų solidžių kaimynų. Bet čia labiau, gal tu žinosi, aš ir nežinau, ant kiek ta prasme yra tie, sakykime, iš taboro atkeliavus chebra ir naujai tenai, ta prasme, o ar tai yra tie, sakykime, tų senieji tų lūšnelių ir tų namukų gyventojai, kurie visą laiką tenai gyveno ir tai yra kultūriškai to rajono dalis jau dešimtmečiais. Tai aš to nežinau, gal tu žinai, gal esi girdėjęs. Nežinau ir aš tiesą sakant, ar ten yra nauji gyventojai ar seni, bet manau, nepaisant to, tema išlieka ta pati. Tenais tie visi klausimai apie narkotikus, jie vis dar aktualūs ir žmonės tai mato, ten nereikia daug smegenų, kaip sakant, grubiai tariant, kad suprast ir pamatyt, apie ką ten tie kaimynai, bet, vėlgi, čia turbūt nereikia absoliutint, bet kad dalis tokių gyventojų kaiminystė yra, bet, sakau, tikrai turiu ne vieną draugą ir pažįstamą, kas ten gyvena, kažkaip jie arba nesureikšmina, arba praleidžia pro pirštus, arba ten sakė... Arba išėjo iš namo, tiesiog į kitą pusę eina. Čia vienas iš variantų turbūt nuo tų kaimynų nusiteikimo priklauso, bet žinau istoriją, kur ten paprašė, netgi pamatė iš tos lūšnelės kažkokio kaimyną, sako, nori 20 eurų užsidirbti, reikia čia man nunešti į butą. Gerai, sako. Tai sakau, požiūrio klausimas turbūt. Jo, nes tarkim, jeigu ten kalbant apie tą seniau gyvenančius žmonės, tai jų yra ten tų, jeigu taip aplinkui pasižiūrės, tai jų yra, tų namukų dar yra ir jų dar ilgai ir bus. Ir čia vėlgi nereikia varyti Dievo į medį, tai tas pats užupis, tai vėlgi ten, sakykime,
Ir tų lūšnelių jų aišku minimaliai yra likę, bet tai yra, dalinai to kultūrinė dalis, ta prasme. Kultūros paveldas. Jo, Ir ne kitaip. Dar ne paveldas, bet kultūros tai tikrai. Ok, gerai, tai šnipiškiam duodam čia prioritetą. Ką tu manai ir ar pritari tam, kad Šnipiškės ir Naujamiestis, mano supratimu, tai yra Antakalnis ir Žvėrynas prieš 20 metų? Gal ir galima, turbūt, kad galima sulyginti su tuo, nes tiek Naujamiestis, tiek Šnipiškės, kaip ir minėjau prieš tai, Naujamiestis turbūt dar daugiau turi tos likusios teritorijos klipų prasme. Bet Naujamiestis labai didelis. Didelis. Teritorijos prasme. Yra labai didžiulis. Tai dabar Naujamiestis jisai iki kur? Iki Žemaitės gatvės tęsiasi, ko gero. Aš taip sakyčiau, gal jau net ir iki Savanorių žiedo. Kad man atrodo pasikeitė, buvo anksčiau iki Savanorių žiedo, man atrodo dabar nuo Žemaitės jau Vilkpėdės skaitėsi. Taip. Jeigu aš neklystu. Teisingai, jo, nes Vilkpėdė daug kas apskritai pamiršta, kad toks rajonas egzistuoja. Revingis, tarp kitko, Vilkpėdė skaitėsi. Jeigu neklystu. O Sakai? Sakai Lazdynai? Taip, Lazdynas. prestižinis rajonas. Prašau. Tai dar gal čia įsiterpsiu prie Šnipiškės, tik paminėjau, tai dar vieną rajoną norėjau vardinti. Kažkaip tai, bet čia tik tais paskutiniu metu mano ta nuomonė susiformavo, tai Šiaurės miestelis. Nes jisai yra iš senesnių laikų šiaip mėgstamas mikrorajonas ir vertinamas žmonių. Ir dabar, kadangi ten statosi ir projektuojasi nemažai naujų projektų, Banginio teritorijoje bus, jeigu viskas ten išsipildys iki galo, bus tikrai gražus didelis projektas, tai manau, kad... Banginio nebeliks. Banginio nebeliks. Okay. Tai, bent jau toks yra planas, taip yra projektuojama, dar nėra paskelbta, kada bus ta projekto pradžia, bet toj teritorijoje turėtų atsirasti daugiabučiai ir vėlgi, teritorija tvarkysis, nauji projektai gražės, tai manau, kad tokioj vietoj tikrai yra perspektyvos investuoti. Nes, vėlgi, ten infrastruktūra jau pakankamai seniai susikūrus visa, jau ten yra vėlgi tas nemažai dabar ir perkančiųjų, ir investuojančių tiek savo, tiek investicijai perkančių žmonių, stebi tą kraštą, ir Haneris pradėjo tenai dabar statyti vieną projektą, ir Citus Omūnai yra tenai jau nebe pirmas etapas, būtent nes jie yra šalia, kaip ir sakai, Šiaurės miestelio, kur ir galima sakyti, Šiaurės miestelio dalis taps, ta prasme, pasistačius ir integravęsi į tą bendrą infrastruktūrą, bet ta infrastruktūra jau jinai yra sukurta prieš 20 metų, nes ten pagrindė statybos vyko 2004, 2005, 20 metų atgal, 2006 kokiais metais pagrindė didžiąją daugumą tų daugiabučių pastatė, kur žmonės jau seniai gyvena, natūraliai ta infrastruktūra susikūrus, tas pats Ogmijos miestas, visas parkas, sakykime, visas atskiras parduotuvių rajonas, irgi, kur, ta prasme, visko iš principo gali rasti, ta prasme, ir viskas yra, ir ten, sakykime, tas yra patogu žmogui gyvent, labai gerai yra nuomai turėti tokį, nes nėra toli nuo centro, yra vietoj viskas ir dar, kas būna dar aktualu nuomininkui iki universiteto, kaip nuvažiuoti, irgi šalia. Viskas ten tikrai patogu, šiaip apskritai Šiaurės miestelį, kiek yra man pačiam tekę pardavinėti būtų, tai sakyčiau, 80% pirkėjų ateinančių yra iš Šiaurės miestelio. Tai tie žmonės, jie yra tokie lokalūs, jie toj vietoj gyvena, jie nori ten ir gyventi ir būti. Tai čia, sakyčiau, šitoj vietoj dar didesnė perspektyva investuoti į netgi, ar tai bus nuoma, ar tai bus, sakykime, perpardavimas. Tai dėl to, kad ten yra pakankamai aiškus pirkėjas. Nes Šiaurės miestelio gyventojai, kurie gyvena tuose 20 metų senumo butuose,
nori, nenori, ateina laikas keisti, atsinaujinti, pasigerinti sąlygas, tai aš manau, kad vat, iš to viso seno kvartalo didelė dalis pirkėjų jie ir persikels į naujus projektus. Ir jų kvadrato kaina yra visai krikščioniška. Ta prasme, šiaurės miestelį, jeigu žiūrėti, aišku, iš vienos pusės pasižiūrėjęs, nu ten galima sakyti, kad ten reikia pilną vos ne kapitalinį remontą daryti. Prasme, būtų vos ne kaip dalinę apdailą pirki, tik tai, kad senesniam name. Bet iš kitos pusės, kaip čia pirkėjo akim, tai pasakiau, pardavėjas sakytų, bet tai klausyk, taigi viskas veikia. Viskas veikia, žmonės persidažys sienas kaip norės ir savom spalvom. Geras būtas, ko nori. Bet kokia mano mintis, ta prasme, kad iš principo realiai tuose namuose, kurie jau vis tiek yra tos modernios statybos, jau yra po 2000-ųjų statyti, jau yra, jau nebe tie, sakykime, senos statybos daugiabučiai, jų kvadrato kaina, pataisyk mane, jeigu klystu, bet man atrodo yra mažesnė negu tų naujos statybos dalinės apdailos kaina. Tikėtina, kad taip, bet vėlgi aš turiu tokį šiek tiek gal skeptišką požiūrį vat, į tokio turto pirkimą. Tikiuosi, čia šiaurės miestelio gyventojai nesupyks labai ant manęs. Dabar artimiausią savaitę nevaikščiok ten vienas vakarais. Ten, matai, reikia gero pardavėjo, kad tokį turtą parduot. Bet ką norėjau pasakyti, kad jeigu pirkti vat, būtent tokį turtą, kaip tu įvardinai, kad, sakykime, butui yra namui pačiam jau yra 20 metų ir bute remontas per tą laiką nedarytas, tai kaip ir į kainą pažiūrėjus, pagal vietą, kaip ir atrodytų galbūt ir patrauklu. Bet kai tu įvertini, kad ten atėjus jau reikės, jeigu ne dabar, tai už metų, už kelių keisti ir virtuvę, ir grindis, iš principo daryti kapitalinį remontą, tai tada verta paskaičiuoti, ar neapsimoka pirkti tos dalinės apdailos ir įsirengus turėti, ko gero, praktiškai panašią kainą, nes čia kapitalinį remontą darant, tai ne tik tais įrengti nuo dalinės, čia viską reikia dar išardyti, išgriauti, kas kainuoja papildomai. Tai tas kapitalinis remontas, jisai, bendrą turto kainą labai stipriai iškelia. Bet jeigu nuomai, pavyzdžiui, tai ką, kraniuką pakeičiau, ten lempikę irgi kokią vieną kitą ir važiuojam. Vėlgi, skaičiai, viskas yra padaroma, viskas yra ir parduodama, ir išnuomojama, bet jeigu mes kalbam apie atsiperkamumą ir apie likvidumą, tai patartina kuo daugiau, kiek įmanoma ir tos kokybės turėti perkamam turte. Ok, gerai. Paimkim tada truputėlį kitą kampą, kadangi jau užsiminėm ir pradėjom kalbėti apie naujos statybos, tos dalinės apdailos projektus. Ką tu manai apie tos projektus, kurie ten nuo 6-7 turbūt tūkstančių už kvadratinį metrą ir daugiau, neįimu ten misionierių tenai ir to tipažo, čia jau yra, sakykime, atidėkim juos į kitą lentyną, čia yra prabangus būstas, bet, nežinau, ten Vilniaus, Stanguškų parkas gal dar irgi, sakyčiau, bet ten Vilniaus džiazo kokio, sakykime, ten Algirdo 3, ten Algirdo Mono, ten, kas dabar Sutartinės, Kaustos įto, tada ten Matau Vilnių. Basanavičius galima. Basanavičius 28, jo. Ryfo, tada šitas Neries pakopos vietoj gaisrinės ant Antakalnį, kur tada Žirmūnuose Haneris ten kaip jis prie Neries berods, taip yra prie Neries berods, taip pavadinęs. Neprisimenu pavadinimo, bet prie Neries. Jo, bet prie Neries, literaliai. Tai visų jų kainodara yra ten nuo 7-8 už kvadratą ir į viršų. Ir ten galbūt gali kažką tai rasti už kokius 6, bet ten turbūt, kad Rusija ir kad neturėtum daugiau jokių kitų pageidavimų, tik tai šitą. Bet man jų neapsiverčia liežuvis vadinti prestižiniu nekilnojimu turtu. Man atrodo, tai nėra prestižinis, tai yra tas, kaip amerikiečiai sakytų, upper medium class, toks aukštesnės vidutinės klasės, bet tai nėra prestižinis, nes tai pusę projektų tada, ta prasme, Vilniuje yra prestižiniai, tada taip išeina. Bet pagal kainą, taip atrodo,
taip lyg ir taip, nu, toks prestižiškesnis toksai jau skamba. Ką tu šiaip manai apie juos ir, vat, nu, ar tai yra tik tai tokie projektai skirti, sakykime, pirkti savo, ar galvoja, kad turi perspektyvas ir investicijai? Tai ką manau, tai aš manau, kad jeigu yra tokios kainos iš pardavėjo pusės, reiškia yra pirkėjai, kurie moka tą kainą. Tai šiaip iš niekur tos kainos jos Nu, be pala, nevardinsiu gal pavadinimais, bet Aš yra žinau, tokių apie ką tu kalbėti. bet yra tokių projektų, kur neperka. Yra. Pardavėjas nori, bet pirkėjas tiek nemoka ir praeina nemažai laiko, Bet kol... ten yra priežastis, kodėl taip įvyko. Ten nebūtinai, ne vien tik kaina yra. Ten buvo momentas, kai buvo labai daug norinčių pirkti ir bet kai buvo pardavėjas po nepardavė. 2-3 tūkstančius už kvadratą dar tada. Nu tai čia, sakykime, aišku, čia dar ir nuo vietos, ir nuo projekto priklauso, bet aš manau, kad jeigu yra ypač centriniai dalyje, vat, jeigu kalbam ten aplink Basanavičiaus gatvę, Naujamiestis, tai tie 7 už kvadratą, nu, skamba daug, bet vėlgi čia turbūt tam projekte dabar, kaip aš vat, pastebėjau, būtai, ypač jeigu tai yra didesnis būtas, imkim ten 3-4 kambarių, tai jie išsiskiria į tokias 2 klases. Vienas jau tas labiau į tą prestižinį turtą orientuotas, kuris ten greičiausiai bus viršutinis aukštas su terasa, jau ten tokie apartamentai ir jie jau patys kaip ir prašosi tos aukštesnės kainos. O kitas gali būti ten 3 kambarių būtas, bet jisai bus pakankamai mažos kvadratūros, ten iki 60 kvadratų, kas vėlgi aukština tą kvadrato kainą. Tai man atrodo, kad statytojai, mes matom taip tendenciškai, kad kvadrato kainos auga, bet statytojai kiek įmanoma tuos plotus mažina tiesiog būtų. Ir jeigu tai yra 3 kambarių būtas, kažkada buvo norma ten 70 kvadratų 65, dabar yra gausų projektų 55, ten net ir 52 kvadratų. Tai gaunasi taip, kad kvadrato kaina aukšta, bet pagal tą plotą bendra suma yra kaip ir prieinama pirkėjai. Dar galima gyventi. Dar galima gyventi, bet ar tai yra prestižinis turtas, tai čia vat geras klausimas. Bet vat, nu, grįžtam prie klausimo ir aš paskui dar panagrinėsim tos projektus truputėlį. Ar apsimoka pirkti investicijai tokiuose projektuose? Tai sunku pasakyti iš tikrųjų, čia... Nes aš iš karto galiu savo nuomonę pasakyti. Man atrodo, kad neapsimoka. Nu, nes net, ta prasme, nu, tu negausi ant tiek daug nuomai. Ta prasme, tu eini į tą segmentą, kur yra, nu, vėlgi, nuoma yra apie nusidėvėjimą, apie truputėlį daugiau gal apie paprastumą, nu, negali labai brangiai įrenginėti daikto, kurį nuomosi, nes tiesiog, nu, gaila, tiesiog, nu, sudėvės, nes nuomininkas, nu, vis tiek, nu, tai yra ne jo daiktas, ir aišku, yra, nekalbu apie kraštutinumus, apie niokojimą, bet, nu, tiesiog, nusidėvėjimas yra didesnis negu savo daiktą, ta prasme. O pats turtas jisai prašosi gero įrengimo. Taip, ir va čia tada nugaunasi kaip ir tą gerą įrengimą sudėjus, nusipirkus tą daiktą už pakankamai nemažą kvadrato kainą, nu už kiek jį reikia išnuomoti tada, kad tau gautųsi, ta prasme, skaičiai ir paskui jį reikės dar brangiai ir parduoti, kai po 5 metų sueis įsigijimo deklaracija. Kai ateis laikas, tai, nu taip. Tarp kitko, kaip tau atrodo, čia diskutavom irgi, ilgai dar išlaikys tą terminą, ar ne? Kaip tu manai? Nes... Nelabai, čia turbūt, kad laikinai buvo kažkam tai prireikė, įvyks. Nes aš tai sakau, mes čia prie šito stalo truputėlį diskutavom ir aš sakiau, kad, nu, tikėtina, kad su sekančia kadencija.
Nes per šią kadenciją buvo nekilnojamo turto įstatymas priimtas ir tos pataisos. Tai jau per tą pačią kadenciją sakyt, kad galbūt mes jį dar kartą pataisom, nes vis dėlto tie 5 metai žiūrim, kad čia visi labai tuo naudojasi. Tai, bet aš tai sakyčiau, kad su sekančia kadencija, kas yra kokie 3 metai. Tai grįšim į 10 ar visgi į daugiau? Aš įsivaizduoju, kad gal net ne į 10. Aš tai sakyčiau, kad padarys kokius, aš taip prognozuočiau, padarys kokius 7, gal 8, nes ten į 10 tai toks būtų, sakytum, kad, akivaizdus pripažinimas, kad padarėm klaidą. Prasišovėm, kaip sakant. Tai galvoju, kad bandys kokį nors viduriuką ieškoti, prasme, kokius 7 arba 8. Bet, pagyvensim, pamatysim. Tai va, tai grįžtant prie tų projektų, dar pamiršau, ten Žygimantų gatvėje yra, ten Dome, tada naujai visiškai Olimpiečių gatvėje, ten prie Mindaugo tilto irgi, tai tokius, mano supratimu, tokį daiktą reikėtų pirkti, kaip ir sakei, viršutinis aukštas, kažkoks su teras, tai yra tikrai brangus daiktas, sumiškai brangus daiktas, kuris turės atitinkamai ir brangų įrengimą ir jisai, man atrodo, ten jeigu bus pirmam aukšte su langais į gatvę, bus brangus ir nelikvidus, tada toks gaunasi, neturi savo pirkėjo, neturi savo netgi nuomininko, bus sunku, nes reikės jį brangiai išnuomoti, nes jo savikaina labai brangiai yra. Ir ką aš pastebėjau, kad šituose projektuose labai daug yra didelės kvadratūros būtų, ko ilgą laiką trūko, nes tiesiog žmonės negalėjo įpirkti ir rinkdavosi turbūt dažniau namus. Tokia buvo namų galbūt labiau kultūra. Bet dabar jau formuojasi ta kultūra, kad žmonės galbūt labiau iš laiko taupimo sumetimų, iš namo ieško keltis į didelį butą. Ir čia jeigu pasižiūrėsim tą laikotarpį, turbūt tarp kokių 10 ir 20 metų, vystytojai visiškai nestatė 4 kambarių butų, nes jo suminė kaina realiai prilygdavo namo kainai ir ta prasme tiesiog nebūdavo pirkėjų. Dabar, šiai dienai, pasižiūrėjus tuos apžvelgtus projektus, juose labai daug yra didelių kvadratūrų butų, bet jų ir kainos yra didžiulės. Tai tikėtina, kad senamiesčio sodai, Eikos dar irgi pats stoties irgi. Tai tikėtina, kad vystytojai jie vis tiek žiūri, koks yra poreikis. Aš manau, kad per paskutinius keletą metų atkreipė dėmesį, kad vis daugiau buvo pirkėjų, kurie prašo apjungti butus, nes dėl tos pačios priežasties, kad jeigu ir buvo keletas didesnių butų, juos greitai nuperka ir tada žmonės bando kažką tai kombinuoti iš to, kas liko ir ne visais atvejais, ne kiekvienam projekte vystytojas leidžia tą padaryti. Tai manau, kad taip, bet turbūt vėlgi čia svarbu, kad aš vėl paminėsiu Basanavičiaus projektą, kad jeigu tas projektas jisai orientuotas į tą prestižiškumą, tai jis turėtų tą ir išlaikyti, ta prasme, kad negali būti ten mikso. Negali būti mikso. Tai jeigu yra dideli butai, tai yra dideli butai. Kad žmogus jisai perka, jisai žino, kad nėra per daug kaimynų, kad jisai turės pakankamai privatumo, erdvės laiptinės, kažkokias gražias erdvės. Ir tai labai svarbu, kad tas vientisumas būtų pačio projekto. Tai tada aš nebejoju, kad Vilniuje yra žmonių, kas gali sumokėti kainą. Tai kalbant apie tą patį Basanavičiaus projektą, ten 50% pirkėjų pirko savam lėšom. Okay. Tai kainos yra tikrai nemažas. O kainos yra didžiulės. Kainos ten nuo 500 000 bent jau turbūt. Sumiškai taip, bet ir jeigu per kvadratą žiūrėti, ten berods nuo 6,5 buvo pačioj pradžioj ir į viršų. Tai nuo 500 000 čia mažesni ir ten ir didesnės kainos. Ir sakau, 50% pirko savom lėšom, mažesnė dalis iš tų, kurie kreditavosi, didelė dalis ėmė ne maksimalią paskolą. Tai reiškia, kad turim gyventojų, kurie turi pajamas, kurie pinigų yra. Pinigų yra, reikia gerų projektų. Reikia tik pasiūlos. Ir gerų sprendimų. Gerai, pakalbėkim tada apie
kitą dalį miesto ir vis dėlto didžioji dalis miestiečių Vilniuje gyvena senos statybos vis dar būstuose. Taip skaičiuojama, kad apie 70% bent jau sandorių vyksta senos statybos namuose. Ir ką tu manai apie, jeigu mes galvojam apie investiciją į nekilnojamą turtą, galbūt ten yra geriausi pinigai, galbūt ten yra geriausios atsipirkamumo grąžos, jeigu mes liaudiškai tariant flipintumėm senos statybos butus, nusiperkam kokį seną varguolį iš močiutės, neremontuotą, suremontuojam, perparduodam arba suremontuojam, išnuomojam ir čia gal didžiausias yra biznis, nes man atrodo tarp tautiečių yra labai paplitęs šitas reikalas. Paplitęs, švelniai tariant, paplitęs, jau čia kaip krepšinis antra religija Lietuvoje, taip ir investicija į nekilnojamą turtą po truputį tampa. Tai nežinau net kaip atsakyti. Ar nėra nuvažiavęs traukinys, man atrodo, kad jau truputėlį jau... Vienareikšmiškai. Nes jų antiek daug, aš kiek, pasišneku ir matau, jų antiek daug yra, sakykime, tų perpardavėjų, čia nieko blogo prieš juos, ir tikrai yra labai fainų ir gerų, ir prie šito stalo, kaip tik Vytautas sėdėjo su Austėja, turbūt, nežinau, best of the best perpardavėjai ir gražintojai Vilniaus, tai jie tikrai kai kurie labai daug ir gerų sprendimų padaro ir labai gražių butų įrengia ir pateikia rinkai, bet ką aš noriu pasakyti, kad jų yra antiek padaugėja ir kadangi jų yra tas, sakykime, kai kurių ir pagrindinis darbas, tai pasidaręs, pagrindinis pajamų šaltinis, jiem reikia kažką daryti nuolatos, jiem reikia tų butų, o jų pasiūla yra gerokai sumažėjus, o paklausa jiems yra gerokai padidėjus ir jie patys savo tarpusavį konkuruodami išsikelia tų, kartais net atrodo, kad vau, kokia ta kaina, to senos tos chruščiovkės. Tai taip yra, tai viską teisingai pasakėjai prieš kokius bent jau 3 ar 4 metus, jeigu užduotum šitą klausimą, tai turbūt būtų galima sakyti, kad taip, čia yra niša, čia yra faina, čia yra gerai, bet būtent per tuos paskutinius turbūt 3 metus ir atsirado labai daug tų, sakykime, bandančių mėgėjų investuoti į senos statybos, daryti tas konversijas, ko pasekoje ir gaunam tą rezultatą, kad perkamo turto kaina, tos, kaip sakai, chruščiovkės yra nežmoniškai aukšta, o parduodamo turto tiesiog pasiūla jau yra per didelė, suremontuotų, gražiai padarytų, kas yra labai faina, viskas gražu, bet jų yra, kadangi tų flipintų yra daug, tai pasiūla tokio turto vėlgi yra didelė ir kaina turi tam tikras lubas. Nes čia, kaip niekur kitur, ta kaina, jinai yra svarbi ten net keliais tūkstančiais. Jau antiek, kadangi yra labai panašus turut, visi tie būtaigi vienodi, net braižas, ir remontai, beveik visur labai panašus. Tai meistrai turbūt irgi panašus. Panašus. Tai realiai suma sumarum, turim labai daug panašių daiktų, kurių kaina, tu negali, labai ir sakyti, kad čia kažkoks unikalus daiktas, kito tokio nėra, nes yra daug kitų ir labai panašių tokių pačių. Bet čia, vėlgi, čia yra ir paaiškinimas tam, kad tai yra, kaip kalbėjai apie prestižinį turtą, kur negali būti prastas įrengimas, tai čia yra atvirkščiai, čia yra senos statybos būtas, kur negali per daug premium įrengimas būti, nes jeigu tu ten nupirksi Viršuliškėse pirmam aukšte šalia lifto ten 3 kambarių būtą ir sudėsi ten marmurus ir parketus, tai pirkėjas atėjęs, jisai gal net nesupras, kad ten marmurus, jam atrodys, kad MDF-as. Tai reikia šitoj vietoj nepersistengti ir dėl to taip ir gaunasi, kad tie būtai visi atrodo daugiau mažiau man čia kaip tik vienas klientas prieš porą dienų uždėjo klausimą, sako, Pauliau, klausyk, o čia kur jūs čia tos
kilimus perkat, kaip sako, visuose būtuose vienodi. Sakau, nu, vat yra gražių kilimų už, sakykime, geresnę kainą, kurie gal netrodo taip pigiai, kaip yra iš tikrųjų. Tai vat, nu, taip ir sukasi tie investuotojai. O ką tu manai apie, peršokam dar truputėlį į kitą segmentą, apie negyvenamosios paskirties, va truputėlį jau kalbėjom apie loftus, bet šiaip apskritai, ar verta investuoti į va tokius, sakykime, kur yra galbūt pagal naudojimosi tvarką, galbūt negyvenamosios paskirties, nes aš visą laiką sakau, auksinė taisyklė šiaip investuojant į nekilnojamą turtą, norint gauti iš nuomos kuo daugiau pinigų, tai visą laiką aš sakau klientam, atsiminkit, kad perkat kvadratus, nuomojat kambarius. Tai visą laiką apsimokiausia yra kuo mažiau kvadratų, kuo daugiau kambarių. Tai va tokie geriausią grąžą duoda va ten 30, 32, kartais netgi ir kokių 28 kvadratų, jeigu tik išeina padaryti su atskiru miegamuoju, pusantriniai tie variantai, va, tai juos išnuomosi beveik tiek pat, kiek išnuomotum kokių 5 kvadratų, bet nusiperki už gerokai mažesnę kainą. Tikrai taip. Bet lygiai tas pats ir prideda to, sakykime, atsiperkamumo ir kitos paskirties patalpos arba naudojimo, nes perki už mažesnę kainą. Nuomininkui taigi jokio skirtumo tenai, kokia ta paskirtis, ar čia naudojimosi tvarka, ar čia atskiras unikalus numeris. Jam tai išnuomosi tai realiai už rinkos kainą, o įsigijai realiai tai pigiau. Ką tu apie tai galvoji ir va čia galbūt yra investuotojų aukso skrynia? Tai aš vėl turbūt grįšiu prie to paties, nuo ko ir pradėjau, kad aš užduodu klausimą, kai manęs klientai klausia, o kur investuoti ir ką pirkti, tai aš užduodu klausimą. Kas jums yra svarbiausia? Ar kad jūs turėtumėt likvidų turtą ir prireikus lengvai parduotumėt, ar jūs norit maksimalios grąžos? Nes jeigu žmogui tinka maksimali grąža, tai tada vienareikšmiškai tikrai taip, už turimą sumą perki kiek išeina ten tų loftukų kitos paskirties, nes jie generuoja geriausią grąžą, yra mažas plotas, jisai turi antresolę, kur yra savotiškas miegamasis. Kaip ir miegamasis, tai kai kurie net atskirai iš viso užsidaro, bet šiaip jau tas toks tipinis loftas kaip tai jeigu antresolė. Jo labiau, jeigu ten yra antresolė, tam tikrais atvejais būna 1,30 m, 1,60 m, bet jeigu yra bent jau 1,90 m, tai tikrai pilnavertiškas 2 kambarių būtas. 1,30 m, taip jau 4. Tai vienareikšmiškai yra ir 1,10 m yra tekę matyti, tai čia jau... Irgi esu buvęs Kauno gatvėje, atsimenu, kur užlipi tokiam kopėtėlėm ir taip ir lieki ten, taip priklupęs, susigūžęs. Tai va, tai sakau, jeigu tai yra loftas, kur, sakykime, savotiškai bent jau tą antresolę gali išnaudoti bent jau pusiau pasilenkęs, tai kodėlgi ne, atsiperkamumas yra geras, išsinuomoja paprastai, turi savo nuomininkų rinką ir paklausą ir viskas su to yra tvarkoje. Bet labai dažnu atveju aš uždavęs tokį klausimą išgirstu iš žmonių, kad taip, mums yra svarbu grąža, bet lygiai taip pat yra svarbu ir likvidumas, ir ten galbūt vaikai užaugs ir norės jie ten kažkiek tai pagyvent. Tai tada ieškom tarpinio varianto ir grįžtu prie to, ką tu minėjai apie tos pusantrinius butukus. Tada ieškom jau gyvenamosios paskirties, daugiau mažiau centriniai lokacijai ir kad iš tų 30 kvadratų būtų galima kažkur tai ten tą miegamą įtarpti. O ką tu manai, geriau pirkti dalinę apdailą ar jau pilnai įrengtą investiciją? Šiai dienai, sakyčiau, skirtumo tokio jau nebelikę, nes prieš kokius dar 3-4 metus buvo viskas pakankamai aišku. Pirkėjas perka dalinę apdailą, jeigu ankstyva projekto stadija, tai kaip ir logiška,
pirkėjas prisiema riziką pirkti ir investuoti pinigus iš anksto, kol dar nėra galutinio vaizdo, pasitikėti statytoju ir dėl to statytojas duodavo geresnę kainą. Tai ten būdavo viskas labai aišku, perki, investuoji ir vienareikšmiškai visą laiką sakydavau, kad apsimoka pirkti su daliniu. Bet šiai dienai vystytojai pakeitė požiūrį ir jiem nebetiek svarbu susirinkti tas išankstinės rezervacijas. Tai dabar jeigu mes pasižiūrėsim naujus projektus, tai kainos gaunasi ateities. Jau vystytojai parduoda už tokias kainas, kokios bus ten už metų ar už pusantrų, su perspektyva. Ir tada tu žiūri, kad šalia pastatytas projektas, kuris jau pastatytas, likę butai kainuoja pastatyti mažiau negu čia perspektyvus. Tai tokiu atveju, sakyčiau, verta rinktis tik tais tada, kai nori kažkokio tai specifinio išplanavimo arba nori save realizuoti įrengimo klausimais. Tai visais kitais atvejais sakyčiau, kad... Toks keistesnis noras. Visko būna. Ne, aš visą laiką sakau žmonėm, bent vieną kartą gyvenime reikia tą patirti, bet dažniausiai... daugiau nebenorėsiu. Bet dažniausiai po to baigėsi noras ir fantazija. Dažnu atveju jau tada sakoma, kad ačiū. Bet lietuviai, kaip sakant, yra pasidaryk pats tauta, tai po truputį gal jau keičiasi šitas požiūris, bet labai smagu pamatyti, kai tie žmonės, kurie tvirtai įsitikinę, kad mes norim patys, po to visgi sako, žinai, kad gal antrą kartą jau nebedarysim. Jo, nes aš visą laiką tą atkreipiu dėmesį šito vietoj, kad įsirenginėjant pačiam ir ypatingai savo, dar investicijai, jeigu taip dar žinai ir ne pirmą kartą įrenginėjai, tai gali tikrai ir pigiau, ir greičiau, bet jeigu įsirenginėjai savo asmeniškai, tai nebent tik tokiu atveju, kad savo pasakėjai, kad tikrai noriu, kad butas būtų 100% toks, kokio aš noriu. Visi kiti ten rinkoje, kurie 7-8% atitinka mano lūkesčius, jie netinka ir ne variantas. Taip. Nes 100%, kad atitiktų antrinį rinkoje kažkas neįmanoma. Tiesiog, dabar nebūna taip. Bet reikia turėti omeny, kad savo įsirenginėju, jeigu aš perku naują visiškai su dalinė apdaila ir pats savo įsirenginėju, jisai tikrai visą laiką galutiniai kainai bus suma sumarum brangesnis negu antrinės rinkos daiktas. Taip, beveik visais atvejais. Dėl to, kad atsiranda pirminė samata, o po to įrengimo stadijoje norai tiesiog viršė samatą. Ir tada atrodo, kad gal čia tik tais tą vieną poziciją mes pataisom, ten plytelės truputį brangiau, čia parketas truputį brangiau ir po to žiūrėk 1,5 karto samata didesnė galutiniu variantu. Taip, ir pati samata, jinai jau pirminė yra gerokai išbrangus. Ir čia žmonės, kurie įsirenginėjo arba, nežinau, skaičiavosi prieš 2-3 metus ar ten dar anksčiau, prieš 5-6 metus, tai jų galbūt galvose skaičiai yra likę tų metų arba, primeta, nežinau, pabrango ten įsirengimas 20%. Tai pabrango gerokai labiau ir ką dabar, sakykime, arba ten daug kas vėlgi mato ir žiūri, kad ten kvadrato kaina, ten apdailininkai siūlo ten įsirengimui ten 600-700 eurų už kvadratinį metrą. Tai reikia suprast, kad čia yra sienos, grindys, lubos, santechnika. Ir viskas. Ir tuo ir dažnai pasibaigia. Dažnu atveju net virtuvė su spintom nėra. Ne. Nekalbant jau apie ten minkštus baldus, buitinę techniką, visus kitus daiktus, kuriuos tikėtina, kad pirksit ir dėsit. Ir ką visi kaip taisyklė visada pamiršta, tai yra užuolaidos ir šviestuvai. Tai dažniausiai ten tokia, jo reikės, taip, ten kažkur minty turi, bet kad ten yra dažnu atveju 10 000 skaičiai, kainuoja, jeigu tai yra didesnės kvadratūros butas arba namas, tai daug kas to net
pradiniai stadijoje net neturi mintyje apskritai, ta prasme, kad tiek bus. Tai vat tas išpučia tuos skaičius, ta prasme, galutinę tą sumą, kuri tikrai jinai, tada tikrai būtas bus tokio, kokio jūs norit, bet jisai tikrai bus brangesnis, negu yra tokie patys antriniai rinkai. Ir čia šitoje vietoje investicijai kategoriškai netinka tas. Tai vienareikšmiškai, tai čia aš, kaip sakau, visą laiką galima paklausti, pasitart su kažko, paskambint, užklausą kažkokią, tai nusiųsti. Kokia yra šiai dienai normali rinkos įrengimo kaina su viskuo. Nes, žmonės kartais užsikabina, susigundo prie tų skaičių ten 600-700 kvadratą ir jau jie priima, kad čia jau yra, čia jau mes už tiek turėsim. Tai prieš kažkiek tai metų buvo 1000 eurų į kvadratą jau kaip ir tokia nebloga įrengimo suma, kur galima tikrai gerai įsirengti. Dabar, sakyčiau, tokia, bazė tokia lengva. Nuo to prasideda viskas ir kyla į viršų. Tai reikia žiūrėti realistiškai. O grįžtant dar prie tų investicinių klausimų, tai sakau, šiai dienai tikrai manau, kad nebūtina ieškoti dalinės apdailos. Čia susiduriam dažnai su to klausimu, kad žmonės prasižiūri skelbimus ir niekas man ten nepatinka. Tai aš tokiu atveju visą laiką sakau, žiūrėkit, taip, galit pirkti dalinę apdailą, jūs įsirengsit kaip jūs norit, bet čia vėl mes einam į tuos asmeniškumus, tada nusikelia tas atsiperkamumas, jis yra atidinamas, nes perki, lauki, tada įsirenginėji ir kažkada ten išnuomai. Tai reiktų tiesiog iš to, kas yra, mes galim rasti gerų variantų, galbūt jums ten sofa nepatinka ar užuolaidos, bet nepaisant to, būtas yra įrengtas gerai ir yra geras išplanavimas ir vieta gera ir vaizdas pro langą geras, tai jo yra parametrai geri, kaina jeigu logiška, kodėlgi ne. Tai tiesiog sofą galima bus pakeisti. Sofą galima pakeisti, bet gal sofa nuomininkui patiks. Tai investuojant reikia truputį nuo asmeniškumo atsiriboti ir žiūrėti į esminius momentus. Gerai, pabaigai paskutinis klausimas. Kur nepatartum investuoti? Ko nepatartum pirkti? Kur būna, tenka man pačiam irgi kartais susiduržmo ir kur net nežiūrėkit į tą pusę, net negalvokit. Tai ar turi tokių, sakykim? Tai mes jau šiandien kalbėjom, aš gal nesakysiu, kad nepatarčiau, o tiesiog pasakysiu savo nuomonę, kur aš pats nepirkčiau. Tai vėlgi aš grįžtu prie žemųjų panerių ir nors čia apkalbėjom, kad tai gali būti kaip ir gera investicija, perspektyva, bet tai ta perspektyva kaip ir Nauja Vilnia yra labai tolima. Tai jeigu yra galimybė, tai nesirinkčiau aš nei žemųjų panerių, nei Naujos Vilnios, o tada geriau, sakykime, naujininkai, kur tikrai aiškiai ta perspektyva yra arčiau centro, tai tiesiog... Naujininkų dar, pamiršom apkalbėti truputėlį, bet taip įdedant į kontekstą, man atrodo, čia irgi toks labai ilgas long šūvis toksai, bet Launagiai berods, taip vadinasi, darnautas projektas už Eišiškių plente, jo, tai sakykime, tai į tą pusę vis tiek infrastruktūra plėsis vienareikšmiškai ir tada, kai taps naujininkai per vidurį tarp to didžiulio, tai bus didžiulis kvartalas, mikrorajonas, kuris iš principo pakeis, man atrodo, ir pačio miesto veidą. Tai aišku, iki to atkeliaus 10-15 metų turbūt dar į priekį tikrai, bet naujininkai bus per vidurį, tarp centro ir to mikrorajono. Tai tas, manau, kad irgi dar duos labai nemažai. Tai bus per vidurį tarp centro ir ką prieš tai minėjau, stoties visa rekonstrukcija, tai irgi savo pridės. O dėl pačių Launagių, tai čia aišku, čia atskira tema apie naujus turbūt statytojus, apie naujus projektus. Bet manau, kad ten yra labai didelė perspektyva ir šiaip Darnų Group pats vystytojas, jisai turi tą savo kryptį ir jisai sukuria vertę bet kur.
nereikia, nesiriša, gerai, Paupys yra vizitinė kortelė, nuo ko buvo turbūt atspirties taškas. Bet net ir tos pačios Antakalnio terasos, kur jie kažkada pradėjo, sakykime, irgi buvo atrodė Antakalnio. Kaip ir vidury kažkur. Pabaiga prie Saulėtekio bendrabučių kažkur, dabar vietoj kino studijos, kažkoks toks prie troleibusų parko. Bet gal Antakalnio terasas galbūt ne visi žino. Paupį, ko gero, žino visi. Jo, nes gerokai didesnis. Ten pasitreniravo, apšilo kojas ir išėjo daryti Paupio, į kur dabar, man atrodo, veža turistus pasižiūrėti vieną iš pažintinių vietų Vilniui. Taip, tai tai sakau, tai Darnų grupė turi tą vientisumą, Paupys, toliau Sakai, vėlgi Lazdynai, projektas Sakai, kaina realiai centro praktiškai, labiau Šnipiškių zonos ir žmonės moka, nes jie tiki statytojų, tie patys žmonės iš Paupio nemažai perka būtent Lazdynuose, dėl to, kad Paupy šiek tiek per triukšminga, bet jie žino, kad statytojas sukurs tą pačią infrastruktūrą. Bet man atrodo, tas labai daug stovi projekto sėkmė, labai daug stovi ant to viaduko, ne viaduko, to pėsčiųjų tilto. Man taip atrodo. Kažkiek taip, manau, faktas, kad čia iš kitos pusės, man taip širdis skaudėtų, taip pat gyveni gražiam projekte ir per langą ir per kiemį išėjęs matai Vingio parką, bet jį nueit negali. Nedaryti kaip per upę. Bet aš manau, kad čia buvo jų vizija tokia, kad jeigu jie patys vystytojas, jeigu žinotų, kad to tilto nebus, aš manau, kad nebūtų gal net tą pačią projektą tai nebūtų buvę. Arba kitoks galbūt. Galbūt kitoks išpildymas, išdėstymas. Tai aš manau, kad čia buvo vienas iš faktorių pačio statytojo ir tai faktas čia pardavimų prasme tai stipriai prisidėjo. Bet tai grįžtant prie to, kad jie padaro tą infrastruktūrą, jie iš esmės padaro naują mikrorajoną, tai Launagiai bus net ne rajonas, o bus miestelis, kur žmogus galbūt šiai dienai ta kryptis Eišiškių plentas ne visiems atrodo patraukli, nes ten turim keletą projektų, jeigu konkrečiai važiuojant iš Naujininkų, tai kas ten Venecija, Fontanų namai, kas nėra ten super patrauklu. Miško ardai jau iš kitos pusės. Ten jau vis tiek, kad iš Tūkstantmečio gatvės važiuoja. Tai miško ardai ten ta dalis viskas ten tvarkoj, bet aš labiau taip žiūrim nuo Naujininkų Eišiškių plentų, ten tie keli projektai, kur jie kažkokį didelį įspūdžio nekelia. Tai pati kryptis iš principo gal gyventojams neatrodo labai patraukli, bet aš neabejoju, kad vystytojas vėlgi su savo vizija sukurs tokią infrastruktūrą, kad ten žmogui atvažiavus į vietą jam tiesiog nekils klausimų, nes ten viskas bus tiesiog labai gerai. Kotedžai, butai, namai, darželiai, mokyklos, centrai, ko tik nori, parduotuvės, viskas ten bus, gyveni, tau iš principo niekur važiuoti kitur nereikia. Pridarėme čia Darnų reklamos, tikėkime, gausim rėmimą kitai laidai. O jo, kaip ir sakai, miestas mieste, iš principo aš taip ir įsivaizduoju, nes jeigu neklystu, tai teritorija ir ar kvadratų skaičium, tai yra kažkas apie 10 paupių, maždaug kažkas panašaus. Galbūt klystu, pataisykit mane komentaruose, jeigu neteisingai, bet mano atmintis sako taip. Tai ačiū, Pauliau. Ačiū, kad buvai šiandien su mumis. Ačiū už tavo įžvalgas. Tikiuosi, kažkam padės apsispręsti. Tai nėra rekomendacija, iškart pranešu visiems investuoti ir būtent sekti. Mes norėjom padiskutuoti ir pasikalbėti apie tai, į ką vertėtų galbūt atsižvelgti ir atkreipti dėmesį. Manau, kad visai gerai pavyko. Tai lauksim kitose laidose kitais kartais. Ačiū už kvietimą, malonu. Viso geriausio. Iki.